kolegos ir vėl pradedu 3 ar 4 savaitę, nepamenu, svarbu, kažkuria tai. Sveikinu visus su pirmą vasaros dieną, jie saulė šviečia, šilta beveik, šiandien ryte padariau mankštą, buvo išgriuvusių porą palėčių blokelių, teko ryte perkrauti, tai mankštelė tokia, kad širdis galvojau sustos. Tai va, persikabinau priekabą, pakrautą ir važiuoju dabar Ukmergė, Anykščiai ir Utenėlė, kur aš gyvenu. Tai va, ir dabar važiuoju link Anykščių iš Ukmergės. Ir galvoju, ar neteks važiuoti, matau, už 5 km nusukimas, bet įdomu, ar nebus tas kelias, kur iš Molėtų per Alantą kerti Ukmergės tą kelią ir važiuoja į Anykščius. Tai ten nenoriu, aš ten su lengva man baisu važinėti. Keliukas siauras, vingiuotas, kalvotas, lipi praktiškai per žvyrkelį. Nu, pažiūrėsim, čia gal kitas koks kelias yra, nežinau, niekada nevažiavęs iš Ukmergės į Anykščius. Pirmas važiavimas bus, tai va. Tuoj suksim, atnaujinsim informaciją. Nu ką, privažiuojam sankryžą, ne, čia ne šitai Molėtus, čia Želva Anykščiai. Šitą neteko niekada važiuoti. Žiūrim, kas čia per kelias. Nežinau aš jo. Labirintų parkas, Puntuko akmuo, medžių takas, valelė, reikia nueiti Labirintų parką. Anykščiai 16 kilometrą. O, čia gal geresnis kelias negu tas iš Molėtų. Perkūnais, bent jau panašiau. Nu ką, pasikratysim ar ne? Panašu, kad biškį pasikratysim. Turiu vieną pastebėjimą tokį, aišku, kas Lietuvoje dirba pripratę prie to dalyko. Aš kaip sakiau, jeigu kas žino, kas mane seka, galbūt girdėjo, aš niekada Lietuvoje nedirbau nei ant sunkvežimio, nei ant fūros, nei apskritai vairuotojų nedirbęs. Vairavau tik savo mašiną, tiesiog savo asmeniniam reikmėm. Tai dabar kas, aš dabar, ne tik dabar, aš šiandien Ukmergėje įsikrovinėjau. Supranti, ten reikėjo įvažiuoti priekiu ir paskui atbulam įsistumti į tokį kelią. O ten yra vienu žodžiu, kur klientai atvažiuoja pasimti prekių. Irgi tenai vieną pusę įvažiuoja, per kitą išvažiuoja. Ant tiek pa žmonės nėra kultūros, jeigu mato fūrą, atbulo važiuoja ir lenda po ratais. Aš nesuprantu žmonių logikos. Ar ten tau dega tie kažkas taip lemba, kad jau tu ten nespėsi nieko. Tiesiog ir dar negana to, jis man signalina. Tipo, nu tai nelys po ratais, ašgi nematau, kas už žmonės, pas mane kamerų nėra gale. Nekantrų žmonės ir neturi kultūros visai vairavimas, o niekas ten tau nepadeda išvažiuoti, nes, nežinau, kai kur padeda, sakysim, buvau statybo aikštelėse, ten kažkokiuose sunkiuose įvažiavimuose, taip, ten yra, kas tau pareguliuoja tą važiavimą, o čia niekas nieko nereguliuoja. Žmonės, nežinau, visiškai nėra kultūros. Lemba, atrodo, kad dega jam tas namas, kas ten darosi tau. Ar tu ten 2 minutės, kad tau gyvenimą pakeisti, nelabai suprantu. Tai va, toks pastebėjimas. Ne pirmas čia man atvejis, kada susiduriu su tuo vairuodamas sunkvežimį Lietuvoje. Sakysim, Anglijoje tai buvo tikrai daug paprasčiau ir duoda pabaigti tau manevrą, ar tuose pačiuose sandėlių rajonuose, sandėliuose, sakysim, jeigu tu parkuojasi, tai tiek tie pakrovėjai, tiek žmonės, tiek kiti vairuotojai fūrų lauki, kol tu pabaigsi manevrą, kol tu pabaigsi prisiparkuoti ir tada važiuoja. Čia lenda visi po ratais, nežinau, kažkokia, nu tikrai. Man šitas dalykas kažkaip tai reikia įprasti ir gana pavojingai, nėra saugumo tiesiog, kai tu vairuoji tokio nesijauti saugiai, nes būsi atsakingas tu, jeigu tu ką nors nukalsi. Tai va, toks pastebėjimas apie kultūrą galbūt šiokią tokią vairavimo. Pasigrožim dabar mes šiandien Lietuvos provincijos vaizdais. Čia nevažiavęs, kelias šitas geresnis, negu nuo Molėtų į Anykščius. Platesnis ir netoks baisus, nežinau, kas ten priekį laukia, aišku, bet pradžia visai nebloga.
pradžia visai nebloga. Gražus Lietuvos provincijos vaizdai. Don't try to compare us to another bad little fad. I'm the Mac and I'm bad. Give you something that you never had. I'll make you bump, bump, wiggle and shake your rump. Cause I'll be kicking the flavor that makes you wanna jump. How high, real high, cause I'm just so fly. Young, lovable, huggable type of guy. And everything is to the back with a little slack. Cause inside out is wiggity, wiggity, wiggity whack. I come stumping with something bumping to keep you explain. Jumping R&B, rapping bull crap is what I'm dumping. Ain't nothing suck about crisscross, we all that. So when they ask, do they rock, say believe that. Jump, jump. The Mac Dad'll make you jump, jump. Daddy Mac will make you jump, jump. Crisscross will make you jump, jump. Jump, jump. The Mac Dad'll make you jump, jump. Daddy Mac will make you jump, jump. Crisscross will make you jump, jump. I like my stuff knocking, knocking. I love it when a girl is like jocking, jocking. Yeah, you know me. I got you jumping and bumping and pumping, moving all around G. In the mix, I make you take a step back. They try to step to the Mac, then they got jacked to the back. You reporting again, it's not coincidental. And like you know it, don't be claiming that it's mental. Two little kids with the flow, you explain away. Never heard it, I'm thinking you can understand every word as you listen to my cool, smooth melody. The Daddy makes you J-U-M-P. The Mac Dad will make you jump, jump. Daddy Mac will make you jump, jump. Crisscross will make you jump, jump. Jump, jump. The Mac Dad will make you jump, jump. Daddy Mac will make you jump, jump. Crisscross will make you jump, jump. Now, the formalities of this and that is that crisscross ain't coming off whack. And for all y'all suckers that don't know, check it out. Some of them try to rhyme, but they can rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can rhyme. Cause I'm the make it, get a Mac Daddy. Make it, get a Mac. Cause I'm the make it, get a Mac Daddy. I'll make you wanna jump. Vietos ne per daugiausia ir reiks stumtis prie rampas. Gana mažoj vietoj. Linksma. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Pasakosiu paskui. Bažnyčia. Nu ką, išsikrovėm. Ten reikėjo privažiuoti prie rampos, kaip sakiau. Nei priekių, vien žodžiu, nei iš kairės, nei iš dešinės pusės. Nežinau, gal kas nors ir prisiparkuoja tiesiai, bet man ten vietos maža. Taip, kreivai bet užsimeta jie tokią skardą ir išsiema. Nu, bet jo tenai vaikelį, nežinau, kas ten statė tą kooperatyvo parduotuvę kažkada senais laikais, su kokiais ten sunkvežimiais vežė, kad ten vietos, gal ten C kategorijos sunkvežimiam ten vietos užtenka prisiparkuoti tiesiai per rampus, bet fūrai tai, nu, gal kas profesionalai moka, gali ten išlaužyti, man tai ten ojojoj. Bandžiau iš vienos pusės, bandžiau iš kitos pusės, šiaip ne taip. Įstrižai, prisparkavau, įsikrovėm. Tai va, ką, varom Jutiną. Ojejai, vėl šoksiu. Ramiai, tik tai ramiai. Viskas, let's go. The Mac Dad'll make you jump, jump. Daddy Mac will make you jump, jump. Crisscross will make you jump, jump. Jump, jump. The Mac Dad'll make you jump, jump. Daddy Mac will make you jump, jump. Crisscross will make you jump, jump. Jump. The Mac Dad'll make you jump, jump. Daddy Mac will make you jump, jump. Crisscross will make you jump, jump. Labas rytas iš antradienio. Atvažiavom į Šakius įsikrauti. Tai va, ir čia sudirbo taisyklė, traukinys šykančių nelaukia. Aš nežinodamas, kur įsikrauti, stojau ant kelio ir sakau, einu pažiūrėsiu, paklausiu, kur įsikrovimas. Kolega paskui mane atvažiavo ir aišku, nenaujokas užlindo. Tai va, traukinys šykančių nelaukia, teisingai. Trečiadienis, o aš Klaipėdui, čia praleidžiu naktį. 5 ryto. Nuostabu, gražu, nepakartojama.
užteks. Kiek tau šiandien? Gerai. Dar to neatsikėjau. Jo, tai va, labas rytas iš trečiadienio ar ketvirtadienio šiandien, kas čia pas mus šiandien? January 3, Wednesday, trečiadienis. Negana to, kad karočią vakar šakiuose laukiau 4 valandas, kol išsikroviau. Nakvojau Klaipėdoj. Tai dar čia atvažiavęs ir šanterių turi būt. Normaliai. Varom toliau kabintis. Ką, važiuojam dar vieną priekabą perkabint. Kas nežino, kas yra šanteris, kas Anglijoje nedirbęs nežino turbūt. Tie, kur sandėliuose priekabas stumdo. Tai yra šanteris vadinamas. Angliškai tai vadinasi šanto. Lietuviškai nežinau, priekabų stumdytojai. Tai va, įsidarbinau, kol man nekrauna priekabų stumdytojai. Labai bais. Einam kabinam dar vieną. Lenkai, rumūnai atvažiuoja. Nu ką, kolegos ir prijaučiantis. Pajudėjom iš Klaipėdos, važiuojam Joniškį. Ką norėjau pasidalinti įdomiom mintim. Nu, ašgi čia žinot, Lietuvoje naujokas dar su važinėjimais, išvis nepažįstu nei Lietuvos, nei lietuvių kalbos moku. Vienas žodžiu toks biški. Ja. Vakar važinėjau po Klaipėdą. Nu, kaip važinėjau? Ieškojau vietas. Pasistačiau, aišku, savo mylimo TomTomo. Ten yra funkcija kolonėlės, parkingai, ten parkavimo vietai. Nu, pasistačiau parkingą. Parodė ten artimiausias parkingas už 7 ten kažkiek kilometrų. Nu, važiuoju, galvoju, pagal tą. Nu, aš turiu Transpark programėlę. Šiaip iš tikrųjų geresnė už 2. TomTomo parkingų nusivyliau, nes jis mane vedė kažkur į Klaipėdos vidurį, blemba ten, nu, grybas, karoči, pasigailėjau. Na, bet čia ne naujienas su TomTomu. Jis, kaip sakiau, Lietuvoje jis dar nėra pilnavertis sunkvežimio navigacijai. Toks nelabai žino Lietuvos, sakysim taip. Kitas dalykas, kas mane nustebino pačioj Klaipėdoj. Tai toks įdomus dalykas. Labai daug kur uždrautas važiavimas sunkvežimiu. Bet kai pažiūrėjau, kokiuose keliuose uždrautas važiavimas sunkvežimiu, 2-3 juostų keliai į vieną pusę ir negalima sunkvežimiu važiuoti. Visiškai nesuprantu Klaipėdos valdžios politikos. Kodėl? Gal man jūs kas nors galit paaiškinti, aš tai nelabai suprantu. Suprantu kažkokie mažiukai keliai tenai, nežinau, siauri tenai, grindinys gal senovinis, ten dar kažkas tai. Bet dabar plačiausi keliai, kaip koks Kaune Savanorių prospektas, ar tenai, ar šitą, ar ten Taikos, ar Pramonės. Ja galima sunkvežimiu važiuoti. What the hell? Papasakot, kas nors gali? Gal klaipėdiečių yra? Kas čia per įdomumai pas Klaipėdoje vyksta? Tai va, tai nugrybavau, aišku, grįžau, perku ženklus, gal baudų prisirinkau, gal neprisirinkau, nežinau, bus matyti. Sužinosim, bet esmė tame jo. Tai va, pirmas dalykas, TomTomas nuvylė su savo parkavimo nurodymais, kur yra parkingai. Kitas dalykas, Klaipėda nustebino su savo tokiais draudimais įdomiais, gana labai plačiuose keliuose. Tai va, ką, važiuojame į Joniškį, žiūrim, kas ten. Klaipėdos lėzas irgi didelis kaip ir Kauno. Niekada čia nebuvau. Nu, įdomu. I want you to know that I love you and need you. I want you 1,000,000 times more than anyone that I've known before. 'Cause
You fill up my heart. You touch me and kindle a flame that is bright as the stars. But I'd burn out if you'd ever go. So stay with me, stay with me, stay tonight and the rest of my days. I need you more than it shows. Valgyti norėjau. Skanaus. Pasiėmiau kažkokį tai hot dogą meksikietišką dešrelę. Skrandį iškart degina. Man rūgštim labai yra gerai. Tik va šitie paskutiniu metu pradėjo Vokietijai, pradėjo dėti šitos crunch tokius trupinius. Man jie nepatinka. Kažkur prie Šiaulių sustojau. Sakau, reikia užkast, nes nieko nevalgiau 5 ryto praktiškai. Ir teoriškai. Linkia mane. Darom, nėra kada čia miegot. Darbai nelaukia. Galiu pabūti ir nevalgęs biškį. Nieko čia tokio. Dėl kompanijos reikia stengtis. Kaip ten sako? Nepavalgęs gražesnis būsi, ar kaip ten? Turbūt kažkaip taip, ne? All of you, body and soul. You are the light of my life. You are the one thing that's right. So let's take it all of the way. Just stay with me, stay with me, stay. There's a magical mood in the air, but it disappears the minute you're gone. So stay with me, stay with me, stay tonight and the rest of my days. I need you more than it shows. All of you, body and soul. You are the light of my life. You are the one thing that's right. So let's take it all of the way. Just stay with me, stay. Oh, I need you more than it shows. All of you, body and soul. So let's take it all of the way. Just stay with me, stay. Nu ką, pagaliau atvažiavom į Joniškį. Pirmas šios dienos susikrovimas. 12 valandą. O, kokių karvučių gražių ant žiedo. Karvučių ant žiedo čia stovi. Pirmasis išvažiavimas. Nuostabios. Yo te he tratado y no puedo más, no puedo olvidarte. Dime cómo corres tan mal, papi, quiero sanarme. Contigo se me van las horas.
Yo sigo pensando en ti. Pasan las horas, yo sigo pensando en ti. Man čia daug kas komentavo, kad pats remontuosi mašiną ir taip toliau ir taip panašiai. Nu jo, čia jau aš ir pamačiau, ir prisigirdėjau, ir prisiklausiau. Ir dabar stovi mašina, sunkvežimis vienas kažkoks, matyt, sugedo, atsidaręs tą kabiną. Kažkokia lengvuškė privažiavus irgi gal koks nors padėjėjas vietinis, draugelis ar kas, nežinau. Ir ant telefono, turbūt prie variklio ten kažką palinkė, ar prie kur jie tenai po kabiną atidaryta. Telefoną ausysi ir turbūt ką daryt, kur čia ką suk. Blemba. Negi Lietuvoje tokia realybė iš tikro yra žiūri. Man tai nesuvokimi dalykai. Nu, sugetai viskas, skambini, vadovybei kviečia techninę pagalbą ir tvarko, blemba. Tai ką tu ten dar, jeigu nieko pas nesupranti, ką tu ten gali remontuoti, aš pavyzdžiui nesuprantu. Juokingai atrodo, žiauriai juokingai. Gal čia Lietuvoje atrodo normaliai, man tai asmeniškai tragedija. Yo trato y no puedo más, no puedo olvidarte. Dime cómo correrte mal, papi quiero sanarme. Contigo se me van las horas, yo sigo pensando en ti. Pasan las horas, yo sigo pensando en ti.
Kągi, prieš paskutinį dieną savaitėj. Šiauliuose dabar randuose. Važiuoju iš Kauno. Panevėžio rajonas. Paskui Žvyrkeliai. Statybų aikštelės. Susnervinau juodai blemba, kad kas nors padėtų apsisukti. Paliko karočią vieną darbininką, ten vadovas sako, jis tau padės. Rankos kišeniai, o vietos fūrom visai nėra. Kažkokią radau įvažiavimą, šiaip ne taip, taigi atėjo du kažkokie normalesni gal vadybininkai ar prораbai, ar kaip juos ten bevadinsi, nepagadinsi, padėjo. Tai va, šiaip ketvirtadienis prasidėjo piktai, piktas visą dieną praktiškai. Tai su mašina problemos, tai su priekaba problemos, tai paskui su papiriais neaišku tenai kas. Atsispausdinau sąskaitas, rodo 80 kg tik tai. Man rodo, kad važiuoju dar kitur pasikrauti, ten pasižiūriu, atsidarau fūrą, priekabą, tenai pilnai jinai, vienu žodžiu. Pyktas kaip šeškus šiandien, karočią, visus tik tai siuntinėjau, pats pykstu, karočią, ir visko nepatenkintas. Tai va, paskui dar bevažinėjant, su stabdžiais pradėjo problemas, čia pas mane girliandos visokios mašinai. Tai va toks dalykėlis. Taip, kad ketvirtadienis ne iš gerųjų. Gal ne iš tos kojos atsikėliau greičiausiai. Aš spėju, kad ne iš tos kojos atsikėliau, dėl to visas problemus prasidėjo. Tai va, važiuojam į Naują Akmenę dabar. Dar pasikrauti ir turbūt į Kauną grįšiu, net nežinau. Net nežinau, kas man po jos reiks daryti. Kažkur į Joniškį pusės. Sukam į Joniškį. Tai va, žmonės, gerieji. Tokia šiandien mano diena nelabai kokia. Vienu žodžiu, visko nepatenkintas ir viskas blogai. Kaip ten sako rusiškai, ne? Плохому танцору яйца мешает. Вот tai pas mane šiandien turbūt. O tas aš плохой танцор. Blogas šokėjas. Kas supratau rusiškai. Kuriam kiaušiniai grįžtų. Varom link Rygą, Joniškę ir Akmenę. Krautis. Gal dienos pabaiga bus geresnė. Ha. Viltis durnių motina, sako. Bet jie myli savo vaikus. Bandom. Gerai, baig linksėt, atsipodai jau čia. Klinkli. Viskas, įjungiam autopilotą ir čiuožiam. O, autopilotas per daug nustatytas pas mane. Pas mane kitos fūros manęs tada negalės suprekti, jeigu aš taip greit važiuosiu. O reikia žmonėms duot pasireikšti. Iki.
Pagaliau mašiną tvarkingą gavau. Labas penktadienis. Vilnius šiandien važinėja, naujoji Vilniuje, ten gatveliam nedaug dievė. Dabar kažko tai mane čia veda per stotį. Geležinkelio. Nu, važiuojam, pravažiuosim gal. Oigas viršutinį kelią į Švenčionis. Kažkur dar panašų tokią kelią mačiau, bet nepamenu, kažkur tai šiaurės Lietuvą važiuojant irgi toks praktiškai prasilinkinėt reikia ant kelkraščio lipti. Jau galvojau, Lietuvoje tokių kelių nebėra. Pasirodo yra. Nepatinka man jie visiškai. Nuostabių orų baigiam savaitę. Penktadienio vakaras labai nuostabus, nepakartojamas, lietus pliaupia. Ups, reikia stabdyti. Artėja Kaunas, tuoj Petrašiai. Suksim į Petrašiūnus. Tai va, baigėsi savaitė su lietum. Mano mylimas viadukas. Man jis labai patinka. Toks wow.